Aí falou que se cigarro. Viešpatie laimina mus čia susirinkusius, visą mūsų tautą ir tų didvyrių atminimą, kuris daro mūsų istoriją neeilinę, išskirtinę. Pradėkime šventąją mišių auką, kryžiaus ženklų ir čia prisiliečiant prie istorijos, prie mūsų iškilių žmonių, minint šiandien Juozą Vitkų Kazimieraitį. Tarsi su tokiu pavydu, šviesiu pavydu, aišku, žiūri, kaip žmogus moka save realizuoti tame gyvenime. Kaip jis moka atrasti gyvenimo tikslus, gyvenimo prasmę, kad galėtume kažkaip pakreipti savo žingsnius ne tik ten sukuriant savo asmeninį gerbūvį, bet ta realizacija, savęs realizacija kaip žmogaus yra labai svarbi ir kaip tiems mūsų ainiams pavyko save kažkaip taip atrasti tame gyvenime. Ir mums šiandien kartais trūksta ir šiandieninis mokslas apie tai kalba. Esu labai susižavėjęs vienu psichoanalitiku, kurio knygą kiek čia išleido mūsų leidėjai ar tris, kiek čia dabar yra išleistų. Esu juo susižavėjęs dėl jo tokio skvarbumo, dėl jo įžvalgumo, ko trūksta šiandienos žmogui. Ir jo pagrindinė visų paskaitų tema yra, na taip mantriai pasakysiu, egzistencinis vakuumas. Jis kalba apie tai, kad šiandieninis žmogus yra praradęs būtent tą tokį, antgamtiškumo dimensiją išmatavimą, kad jis yra ne tik savo tokio smulkaus, tokio gerbūvio kūrėjas, kada jis ten sukuria savo jaukią būtį, bet jis iš tikrųjų yra skirtas aukštesniems tikslams, didesniems pasiekimams. Galbūt tai yra įtakota įvairiausių pedagoginių krypčių, ar dar, kaip čia pasakytume, štai tas pats psichoanalitikas įvardija vieną iš tokių garsesnių pedagogų, teoretikų, Maslow. Jis sako, tas Maslow sako, žmogaus visą gyvenimą reikia skirstyti į aukštesniuosius ir žemesniuosius poreikius. Ir
aukštesnių poreikių tenkinimui būtinai reikalinga žemesnių poreikių realizacija. Kaip suprasti? Ogi jeigu pirmą, sakykime, susikuri tavo laimingą gyvenimą, o taip žmogiškai sakant, tik po to pradedi galvoti apie gyvenimo prasmę. Ir tas mano gerbiamas ir mylimas psichoanalitikas sako, taip išeina, kad pirmą ėdalas, po to moralė. Bet iš tikrųjų, kaip tik sako žmogus, kada yra paskendęs kokioje nors bėdoje, problemoje, kada jam iš tikrųjų gyvenime sunkiausia, kada jis yra prispaustas įvairiausių gyvenimiškų sunkumų ir tų žemųjų sunkumų, kaip sakytų tas pedagogas ir teoretikas mąsto. Tada žmogui ir iškyla gyvenimo prasmės klausimas. Kodėl aš vargstu? Kodėl aš dabar turiu kentėti? Kokia gyvenimo prasmė? O būtent ne po to atsiranda gyvenimo prasmės klausimas, bet jis kyla iš pat pradžių. Jis yra kaip pamatas visam mūsų veikimui. Ir susiduriame su tokiu antropologiniu žmogaus būtį, žmogaus gyvenimą paliečiančiu fenomenu. Kad žmogus realizuotų save, jam reikia save peržengti. Ir iš tikrųjų mes išsikeliame tokius tikslus, kurie skatina kaip tik būti mus žmonėmis. Skatina mus būti naudingais kažkokiam bendram tikslui arba nukreipti savo energiją mylint į kitą žmogų. Tik peržengdamas save, siekdamas kažkokio aukštesnio tikslo, tik nukreipdamas savo meilę į kitą žmogų, tu peržengi save, tu tampi tikru žmogumi ir tu realizuoji save, tu pamatai gyvenimo prasmę, gerbdamas, mylėdamas, pasitarnaudamas. Tai iš tikrųjų yra tokie dalykai, kurie reikalingi mums nuo pat gimimo, nuo pat, sakykime, jaunystės, kada mes pradedame save suvokti, kada išeiname iš tokios nerūpestingos vaikystės, iš uodegų sparnelio, pradedame gyventi tokį savarankišką gyvenimą, nuo tada prasideda tokie didieji klausimai. Koks mano uždavinys, koks mano tikslas. Ir šiandien mes galime įvardinti tokią situaciją. Jeigu žmogų lygintume su žvėrimi, tada žmogui instinktas nebesako, ko jam reikia. Jeigu mes palygintume su anksčiau gyvenančiais žmonėmis, mes matome, kad tradicija, kuri buvo kažkokia susiformavusi ankstesniais laikais, nebesako šiandieniniam žmogui, ko jam iš tikrųjų, ką jis privalo. Ir iš tikrųjų žmogus šiandien nebesupranta, nei ko jam reikia, nei ką jis privalo. Yra toks savotiškas pasimetimas. Žmogus praranda kryptį, praranda orientyrus, jis nebežino ko. Ir po tame pasimetime, tame plaškimėsi, mes iš tikrųjų matome begalę žmonių. Tas pats psichoanalitikas sako, kad 80% žmonių, kurie yra pakliuvę į alkoholio priklausomybę, 80% iš visų priklausomybę turinčių žmonių pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu vien dėl to, kad nematė gyvenime prasmės, o tie, kurie ima vartoti narkotikus, visų 100% yra prasmės neatradę žmonės. Ir šiandien mes matome tautos ateitį, žmonijos ateitį, paskendusią toje priklausomybėje, vienokioje ar kitokioje. Vadinasi, jiems yra sunku, jie nepajėgia atrasti gyvenimo tikslų.
jie nepajėgia atrasti krypčių, kuriuose jie galėtų save realizuoti ten, pjausto venas, nusivylę ir po to ten jauni žmonės, kartais, ne visi, negalima galbūt taip sakyti, bet ant rankų nešioja po to visokius maskuojančius papuošalus, kad nesimatytų ten tų pjausimo žinių. Tai iš tikrųjų yra skaudu, kada matome tai ir suvokiame, mes tai suvokiame, kad būtent toje savęs realizacijoje, tokiame kryptingame savęs nukreipime į bendrą tikslą, į mylimą žmogų, į kažkokius gerus darbus, į kažkokį kilnų aukštą siekimą. Iš tikrųjų mes atrandame tą tokią pilnatvę tame gyvenime, mes tai suprantame. Bet kaip yra sunku kitam žmogui imti ir parodyti, brolyti, žiūrėkit tuos dalykus, žiūrėk ten istoriją, žiūrėk ten remtis kilniais žmonėmis, pilnas mūsų gyvenimas, pilna istorija ir mūsų galbūt šeimos turi tokių didvyrių. Taigi iš tikrųjų galime tai pasakyti, bet neišeina žmogui kitam pasu pirštu imti ir parodyti, o ten gyvenimo prasme ar ten. Iš tikrųjų tos paieškos yra kiekvieno žmogaus individualus darbas. Ir kiekvienas iš mūsų turime atrasti tą gyvenimo kryptį, kurioje mes galime save su savo talentais, su savo gabumais, su savo kažkokiais dvasiniais pasiekimais save galutinai realizuoti su pagarba. Ir tai, ką mes turime jų dėka. Ir duok Dieve, kad kiekvienas tai tame gyvenime, daugiau ar mažiau, bet tokiais pačiais darbais save įamžintume. Nesvarbu, kad mūsų vardą minėtų ten istorijos vadovėliai. Nereikia to. Gerai, jeigu tai yra, bet nėra tai pagrindinis tikslas. Bet kad mes savo artimiesiems būtume toks atramos objektas, kad mes galėtume šviesos skleisti į aplinką, padrąsinti kitą žmogų. Toks tikslas būna. Duok Dieve kiekvienam mums tokios apšvietos ir supratimo, kur mes galėtume save reikti, kur mes galėtume išsiskleisti kaip žmonės, atskleisti savo vidinį turtą, kurį mes nešiojamės, nes kiekvienas žmogus yra iš tikrųjų begalinė gelmė. Ir tas pats pabaigsiu tą žodelį vėl to mano mėgstamo psichoanalitiko Viktoro Franklo žodžiais, sako jisai. Jeigu mes žmogų priimame tokį, koks jis yra, mes jį padarome blogesniu. Bet jeigu mes matome tokį, koks jis gali būti, mes jį sukilminame. Taigi iš tikrųjų, žvelgdami į tą žmogų, žiūrėkime ne šiaip savo kaip į paprastą žmogų, kuris taip čia su mumis šiandien turi bendrauti. Mes matykime į tokį, koks jis gali būti. Ir tada mes tą žmogų iš tikro, kiekvieną esantį šalia mūsų, matysime kaip mūsų bendradarbį, kaip mūsų bendramintį, su kuriuo mes galime kažką veikti gražaus, kuris gali mus išgirsti, išklausyti ir būti mūsų sąjungininkai, kad mes neliktume tų tikslų realizavime vieni patys. Gyvenimo tikslus padėti mūsų jauniems žmonėms šiandien save gyvenime realizuoti, išpildyti, kad jie galėtų įsijungti į visuomenę ir siekti gražių gilių tikslų.
Ačiū Dievui, atsirado dabar šaulių būrė. Labą dieną, gerbiami iškilmių dalyviai. Iškilmes norėčiau pradėti profesoriaus Vytauto Landsbergio žodžiais. Atminties kova prieš užmarštį yra laisvės kova prieš tironiją. Kiekvienas pastatytas paminklas, kiekviena parašyta knyga laisvės kovotojų atminimui yra veiksmas įtvirtinantis Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Taip žuvusieji už laisvę grįžta į mūsų gretas ir lieka visada su mumis. Jie mus įkvepia, veda ir padeda laimėti. Ir kuo tokių atminimo ženklų bus daugiau, tuo mūsų valstybė bus tvirtesnė, tautos žmonių dvasia stipresnė ir galingesnė. Kviečiu gerbiamą kleboną pašventinti šį akmenį. Žemės kūrėjas, Viešpats su jumis. Melskimės. Viešpatie Dieve, savo šventuoju palaiminimu pašventink šį atminimo akmenį. Meldžiame Tave, Viešpatie, kad kiekvienas iš mūsų būtume verti tos istorijos, kuri mus pasiekia, tų žmonių, kurie yra gyvenę iki mūsų, apdovanok ir mūsų laikus ištikimais, didvyriškais žmonėmis. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Prašome padėti gėles ir uždegti žvakutes. Josios Stežinė.
okupacija, siekusi panaikinti tautos atmintį, norėjo ir juos ištrinti iš mūsų atminties. Nepavyko. Tik dar labiau tie žmonės yra gerbiami, apie juos kuriamos įvairios legendos, pasakojimai. Juozas Vitkus Kazimieraitis yra vienas aukščiausių Lietuvos kariuomenės vadų, organizavęs ir vadovavęs partizanų kovai, apie kurį partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas jam žuvus rašė. Kazimieraičio asmenyje netekome vieno iš aukščiausių vadų iki kraštutinumo atsidavusių savo tėvyniai, žmogaus, kuris visas savo dvasinės ir fizinės jėgas pašventė Lietuvos laisvinimo kovai. Karininko, kuris iki paskutinio atodūsio ištesėjo duotąją priesaiką. Kovotojo, kuris pelnytai yra laikomas partizanų idealu. Išsižadėjęs asmeninės gerovės, nepaprastai darbštus, teisingas, kantrus, blaivus ir giliai religingas. Juozas Vitkus gimė 1901 metais, gruodžio 10 dieną, Mažeikių apskrities Ketūnų kaime, ūkininko Knygniečio šeimoje. Vaikystė prabėgo Tirkšlių miestelyje. Čia mokėsi pradinėje mokykloje, dirbo Tirkšlių valsčiuje raštininkų sekretoriumi. 1921 metais, baigęs Kauno karo mokyklą, paskirtas į 4-ąjį karaliaus Mindaugo pulką, gynusi Širvintų Giedraičių fronto ruožą. 1924-1926 metais Juozas mokėsi Kauno aukštesniuose karo technikos kursuose. 1929-1934 metais Belgijoje Bruselio karo vadovybės inžinerijos mokykloje. 1938 metais jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Dėstė inžineriją karo mokykloje. Apdovanotas nepriklausomybės medaliu, Gedimino ordinu, Šaulių žvaigžde. 1940 metais rusams okupavus Lietuvą buvo LAF, Lietuvių aktyvistų frontas, Vilniaus štabo, rengusio 1941 metais Birželio sukilimą nariu. Vokiečių okupacijos metu 1942 metais, 1944 metais kūrė karinę organizaciją Kęstutis ir vadovavo jos Vilniaus skyriui. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, Vitkus pasitraukė į Dzūkiją. 1945 metais įkūrė partizanų štabą, suformavo Merkio partizanų rinktinę, kuri po jo žūties pavadinta Kazimieraičio vardu. 1945 metais rudenį įkūrė partizanų A apygardą, o 1946 metais pavasarį su Tauro partizanų apygarda suformavo Pietų Lietuvos partizanų sritį ir buvo išrinktas jos vadu. Parengė partizanų statusą. Pasirašė dekretą skelbiantį pagrindinius Lietuvos atkūrimo principus. Leido laikraštį Laisvės varpas. 1946 metais Liepos 2 dieną susirėmime su sovietų kariuomenė Žaliamiškyje, netoli Liškavos, Lazdijų apskritis, Juozas Vitkus buvo sužeistas ir paimtas į nelaisvę. Paimtas į nelaisvę ir vežamas mirė. Kur užkasė jo kūną, nežinoma. Juozui Vitkui žuvus, sovietų valdžia ištrėmė jo žmoną Genutę su 6 mažamečiais vaikais į Irkutsko krašto Ostelijos rajoną dirbti sunkių miško darbų. Leonos, trapios moters, neįveikė Sibiro šaltis ir badas. Nes per genus atėjusi meilė Dievui, tėvynei, savo vaikams ir artimiesiems buvo neįveikiamas gyvybinis skydas. Juozas Vitkus Kazimieraitis labai mylėjo savo žmoną ir vaikus. Dar studijuodamas Bruselyje 1929 metais, 1934 metais jis savo Genutį rašydavo. Rašydavo laiškus, kupinus meilės, šviesos ir gėrio. Vieno jų rašyto Briuselyje ištrauką norisi tiesiog pacituoti, kaip pavyzdį dabartiniam jaunimui. Tuomet žmona laukėsi kūdikio, o
O grįžęs trumpam į Lietuvą, Juozas Vitkus atėjo jos aplankyti. Savo laiške vėliau jis rašė. Jis rašė tokius žodžius. Mano brangioji ir mano meilė. Mano meilė. Mano genutė vienu momentu turėjo tikro angelo vaizdą ir taip gražaus, kuris turbūt per visą amžių iš mano akių neišnyks. Tai buvo kada aš atėjau tavęs aplankyti po pietų dar prieš gimdymą. Tu atrodė tada tokia graži, mažutė, su melsvai violetiniu baltu chalatu ir veidu. Veidų angelo, spindinčių begalinę nekaltybę, skausmų ir meilę. Tavo ašaros buvo briliantai, kurie dar labiau puošė tavo veidelį ir taip jau spindyti tokiais ypatingais gražiais spinduliais. Tavo ašaros ir tavo veido švytėjimas sukėlė manyje kažkokį maloniai skaudų jausmą. Esu įsitikinęs, kad moteris tada atgimsta visa nekaltybė, kaip kad pirmą krikšto dieną. Aš jaučiausi taip keistai, kad bijojau prie tavęs net prisiliesti. Kad tavo skaistumo, tavo nekaltybės nesutepčiau. Ir kartu širdis grįžo matant tavo ašaras. Taip rašė karys, kuris po keletų metų buvo užgrūdintas rezistencinio karo žaizdre. Juozas Vitkus apdovanotas aukščiausių partizanų apdovanojimų Laisvės kovų kryžiumi. Nepriklausoma Lietuva jį apdovanojo Vyčių kryžiaus 1 laipsnio ordinu. Jo atminimas įamžintas pavadinant jo vardu inžinerijos batalioną dislokuotą Kaune. Pastatyti paminklai jo buvusioje darbovietėje Vičiūnų kaime ir jo žūties vietoje Žaliamiško pagiryje, Varėnos rajonas. Kryžius Merkinėje, kenotafas Alytaus kapinėse. Eilę metų vyksta jaunimo žygiai maršrutu Marcinkonius partizanų vadavietė Vičiūnų kaime. Atidengtos atminimo lentos Vilniuje, Paminkalnių gatvėje, Kapeliuose, Varėnos rajonas, Kaune prie buvusios karo mokyklos ir prie inžinerinio bataliono štabo. Mūsų rajone žemiečių atminimui jo giminaitis Aleksandras Bružinis iniciatyva 2006 metais spalio 28 dieną atidengta atminimo lenta prie namo Kirkšliuose, kur Juozas Vitkus gyveno vaikystėje. 2012 metais Mažeikių rajono savivaldybės taryba, politinių kalinių iniciatyva, pritarus Vitkaus giminių sąskrydžio įvykusio 2012 metais Liepos 21 dieną dalyviams Kirkšlių viduriniai mokyklai suteikė Juozo Vitkaus Kazimieraičio vardą. O šiandien mes esame liudininkai, kad čia Juozo Vitkaus gimtinės vietoje, Ketūnų kaime, Mažeikių šaulių kuopa įvykdė savo pažadą ir pastatė paminklinį akmenį. O apie tą meilę savo žmonai tiesiog aš tai norėjau išsakyti. Dėkoju. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities savo sūnus tęsi primesęs, tegul tavo vaikai eina vien.
Juozo Vitkų Kazimieraitų. Ginklą. Štai. Siek. Taikyk. Ugnis. Antroji salvė už Juozo Vitkaus Kazimieraičio giminės ir artimuosius. Ginklą. Štai. Siek. Taikyk. Ugnis. Trečioji salvė už Lietuvos žmonės. Ginklą. Už tai. Siek. Taikyk. Ginklu. Gerb. Vytautas ir Kastytis. Tačiau šiuose iškilmėse yra Juozo Vitkaus sūnus Rimgaudas, dukra Jūratė, sūnus Liudas ir Algimanto mirusio sūnaus Algimanto dukra Jūratė. Prašome, jūs norėtume pamatyti. Kiek aš žinau, Jūratė sakė, turi kalbėti vyriausias. Taip, jeigu galite teikti, visuomet tie tikrieji didvyriai visuomet yra kuklūs. Žinau, atėsite, ne visų žinau, yra ir daug giminaičių, bet yra pasiruošęs matyti. Tiesiog keletą žodžių. Kaip jums buvo paprasta, kaip Sibire? Sibire noriu keletą žodžių pasakyti apie tėvelį Juozą Vitkų Kazimieraitį. Iš jo mes galime pasimokyti pareigos jausmą. Jisai priesaikas davė tėvynei, žmonai, šeimai. Ir tas priesaikas jisai sąžiningai vykdė. Ėjo savo pareigas irgi teisingai, jeigu net ir partizanų būriuose jį vadindavo tėveliu. Tai tegul būna tokia mūsų irgi pasiryžimas sąžiningai tarnauti savo pareigoms Lietuvai, tėvynei, žmogui. Na, Sibire daug čia nėra, kaip sako, ką pasakot. Aišku, ten ir šaltis, ir mašalai, ir visokie kiti trukdė žmonėms ramiai gyventi. Bet laimė mus dar, kad mes patekom į miško ūkį. Tai miško ūkyje, kad ir sunkus darbai, bet už darbą turėjome atlyginimą. Ir čia tai buvo didelė šeima, vieni kitus remdami, išgyvenome tuos metus. Blogiau buvo tiems, kurie pateko į kolūkius. Ten jie negaudavo maisto, juos maitindavo netgi pašarais. Duodavo pašarų, nes pinigų jie neturėjo. Atlyginimus moka kolūkiuose tik tai baigus, kaip sako, derliaus nuėmimai. Tai duodavo pašarų jiems, kad pramistų, kad nemirtų iš bado, o paskiau, reiškia, už juos turėdavo užsimokėti. Nu, žinoma, lietuviai, mūsų žmonės darbštus ir visuomet randa išeitį. Neveltui žemaičiai sakė, kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepramušus. Taip ir mūsų lietuvaičiai pradėjo kasti žemę, sodinti daržus, dirbti sąžiningai. Stengiasi, kad padaryti įvykdyti tas normas, nors jos jėga sekindavo, nes taip sukurta buvo, kad jeigu
padarai vieną normą, jeigu daugiau, tai tau daugiau moka. Nu tai tokiu būdu, kaip sako, žmogus stengiasi tiek galėdamas padaryti, o jeigu mažai padarai, mažai gauni. Tai, nu, o dar prisiminsiu, kad mums persikėjimai Lietuvoje. Buvo padarytos kratos šeimoje ir už dainų žurnalų, už Lietuvą brangi ir kitus žodžius, Kastytis buvo suimtas ir Mordovijoje dar 2 metus. 3 metus kalėjo Mordovijos kalėjime už tas lietuviškas dainas. Na, ačiū. Noriu padėkoti visiems Šiaulių organizacijai, tremtinių, gimnazijos, koristams, visiems čia dalyvavusiems už šią didelę šventę. Už visiems giminėms ir visiems kitiems. Labai ačiū. Sėkmės jums gyvenime. Šito žemėje gyveno Juozas Vitkus ir Marijona Plonytė. Sudarė santuoką ir pagimdė, išaugino, išauklėjo Juozą Vitkus. Jie įskiepė jam tą dvasią ginti tėvynę, būti sąžiningam, būti atsidavusiam savo pareigą. Aš kaip jaučiu, kad mano tėvai tai uola, ant kurios mes galim stipriai stovėti. Duok Dieve, kad tas pralietas kraujas nedingtų, kad mūsų žmonėms duotų proto prablaivėjimą, kad nepardavinėtų Lietuvos žemelės, kuri aplaistyta mūsų protėvių, mūsų tėvų, mūsų brolių krauju. Duok Dieve jiems aiškę atmintį. Dėkoju, labai dėkoju visiems, kurie pagerbė didvyrius, tuos, kurie dėjo kraują už tą brangą Lietuvos žemelę, šventą žemelę. Daugiau jums nieko. Duok Dieve, kad mūsų vaikam, anūkam neiškristų tokia dalia, kad jiems nereikėtų lieti ašarų briliantų, kurias išliejo mūsų motinos, kurios paaukojo savo sūnus Lietuvai ginti. Valdybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė. Labadiena visiems. Šiandien atveriam dar vieną istorijos puslapį. Tas puslapis, kuriuo mes įamžinsim tuos žmonės, kurie paaukojo savo gyvybę. Norisi padėkoti man likimui, kad aš atsidūriau tarp tų žmonių, kurie šitaip stipriai nori po savęs palikti padarytus darbus. Esu tokioj komisijoje laisvės kovų, kur ten susirenka žmonės su gilia savo praeitim ir istorija, su savo siekiais ir norais, kad ta istorija nebūtų pamiršta. Ir lenkiu galvą prieš tos žmonės, ypatingai prieš Praną Trakinį, kurio idėja buvo įgyvendinta ir pasakyti žodžiai įpareigoja mus visus. Aš tikrai padarysiu. Kas laimė bėgančią kalnais? Užteks man vasarą palydint, atmint saulėlydžių ugnis. Nebedainuos dainų, lopšinį, toli ten miegantį giria. Tik vėjai išskalaus krūtinę ir išneš mane iš čia,
Nors aš nenoriu melsvo šilko ir sesės saulės ant laukų, bet aš tavęs, o tėviškę išsilgau ir tau vienai tikėt galiu. Yra šalis, kur kryžių kryžiai rymo, ne vien tačių ir deganų tautos, bet ir vilties tikėjimo laukimo, kad tie vargai daugiau nesikartos. Tik ta šalis gimtinė Vyturėlio, darželis ūkių prie tėvų namų. Tik čia vos bėgšta ryto žaras mielos, rudeniai būna gera ir ramu. Tik ta šalis gimtinė Vyturėlio, darželis ūkių prie tėvų namų. Tik čia vos bėgšta ryto žaras mielos, rudeniai būna gera ir ramu. Neišeina man stovėti. Mėlieji, savo ir Žemaičių partizanų apygardos tarybos vardu nuoširdžiai sveikinu šios prasmingos šventės organizatorius ir dalyvius. Šiandien pažymime vieno iš iškiliausių Lietuvos partizaninių judėjimo vadų Juozą Vitkų Kazimieraitį. Telkšnių žemė gali didžiuotis užauginusi talentingą karį, garbingą tėvynės sūnų, paaukojusi jai visas jėgas, neeilinius sugebėjimus, galų gale ir net gyvybę. Čia Telkšniuose prabėgo jo vaikystė, čia jis gavo pirmasis tėvynės meilės ir moralės pamokas. Pietų Lietuvos srities partizanų vadas, generolas Andrius Ramanauskas Vanagas, Kazimieraitį apibūdino kaip karininką, kuris iki paskutinio atodūsio tesėjo duotąją priesaiką, kovotoją, kuris pelnytai buvo ir yra laikomas partizanų idealu. Nepaslaptis, kad daugumą partizanų sudarė eiliniai kaimo vaikinai, studentai, gimnazistai. Daugelis iš kurių ginklų nebuvo nečiupinėję. Labai trūko kadrinių patyrusių karininkų, galėjusių apmokyti ir vadovauti partizanų grupėms. Pulkininkas leitenantas Josas Vitkus buvo bene vienintelis tokio aukšto rango karininkas, pasirinkęs sunkų ir pavojingą partizanų kelią, ėmęsis jiems vadovauti ir vėliau išrinktas Pietų srities vadu. O juk jis jau buvo įkopęs į 5. dešimtmetį. Ir galiu paliudyti, kad ir man jaunam, sveikam, sportuojančiam 18-mečiui buvo nelengva ištverti slėptuvių drėgmę ir šaltį, nuolat virš galvos kybantį pavojų ir kitus nepritėkius. Kokį vaidmenį turėjo gero karininko vadovavimas, priminsiu šiuo pavyzdžiu. Mišką, kuriame bazavosi mūsų partizanų rinktinė, apsupo 10-eriopai gausesnis čekistų atstovų pajėgų. Atrodė, kad vienintelė protinga išeitis – pasitraukti ir neįsivelti kautynės. Tokia buvo ir daugumos nuomonė. Tačiau majoras Jonas Samaška manė kitaip. Atsirinko 10 jaunesnių stipresnių vyrų ir su jais sumaniai surengė pasalą ir privertė panikoje bėgti daug kartų gausesnį priešą vietoj palikusių nukautosius sužeistuosius. Man pirmą kartą mačiusiam šitiek kraujo ir kaupų buvo žiūrėti žuvusiuosius, tada aš nepasilikau kartu su kitais surinkti žuvusiųjų ginklų. Telkšnių visuomenė Juozo Vitkaus Kazimieraičio vardą, tikiuosi, visada minės greta šiame miestelėje gyvusių kompozitorių Konrado Kavecko, Vytauto Klovos, pirmojo Lietuvos ambasadoriaus prie Jungtinių tautų Aniceto Simučio ir daugelį kitų šią žemę garsinusių žmonių vardų.
laisvę tverdančiu krauju, į laisvės įnėtjosios kelią, į laisvę tverdančiu krauju. O užėt vėtros visi išėję, kam laužė tą žolos šakas, gal jau ir būsimas skaudynės ir žūturėsiančias aukas. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, atsargos pulkininkas Antanas Lieskis. Kiti susirinkę žemaičiai. Šiandieną mes atiduodam pagarbą vienam iš vadų, Juozui Vitkui Kazimieraičiui, karininkui, šeimos tėvui, žemaičiui, kurie savo gyvenimą pašventė Lietuvai. Bet aš manau, kad šiandien mes atiduodam pagarbą ne tik jam. Mes atiduodam visiems partizanam, kurie padėjo gyvybės ant laisvės aukuro. Skait savo širdise vietos. Įdėkite visą tai. Branginkite tai. Ir perduokite savo vaikams. Tada lietuvių kalba seniausia pasaulyje. Gal daug šimtų metų skambės pasaulis. Ačiū. Kaip ir minėjau anksčiau, yra ne tik tais dukra ir sūnus, bet yra ir artimieji giminaičiai Juozas Vitkus. Prašom. Čia. Baltas kampėlį. Ir aš galvoju, kad čia viskas užtat ir buvo nebereikal, nes Juozas Vitkus Kazimieraitis savo esybę, kokioms turėjai stiprią, savo dvasę, visus tiek patrūjus sugebėjau uždėkti. Pirmiausia, ant uždėk savo seseris, brolius, kada nei tiek išsaugojo tokį prisiminimą gražų vėtsą kėdą. Ir ypač atsimenu moną močiut Salomėją sakydavau, kad ypač babam gaila, aišku, kad broliai taip išsiskyrė per tavo karą, kad visus išbarstas likėjimus mumis dėmesį, mes niekad negalėjom susieiti dabar. Ir tie panapergyvėm iš tikrųjų. Ir visą pasakti, tikriausiai aš nebesutieksiu ne vieną, bet bent jau jūs, kad galėtumėt bendrauti, susieiti, nes mes labai mylėjom vieni kitus. Ir Ana pasakodavau, kad susirinkdavo visi šeimos nariai Tirkšlius, kada grįždavo Juozas Vitkus Kazimieraitis iš savo begalinių mokslų darbų. Ir sugebėdavo suportino Tirkšlių bendruomenę, visus tų žmonės, aktyvistus. Ir aniai vis laik vakaruodavo labai gražiai. Tas vakaruojams anu būdavo be alkoholio, su šuokė, su dainom, koks prasmingas pasibuvėms buvo. Ir net močiut pasakodavau, ką pan būdavo pareiguota deklamuoti eilėraščius, dainuoti, kad visi būtum vienybė. Tai yra na tokia vienybė užaugusi ir irgi perdėtų mums, kad ir mes neužmirštumėm savo giminės. Ir kadangi tiek jau išėjai, kad mes nusprendėm dėl surengti tų giminių susėjimą ir galvojam chorą. Chorą, žinom, kad čia steigos Vova gėlė tas didis žmogus ir niekap nežinom chorą. Tai pasikvietėm žmonės, kad reikia mums pagelbėti. Pirmiausia buvo Širkšnėnų seniūnaitė Vida Gustienė, katra maždaug žinoj tas veidas. Toliau Urbonienė Gražina, jeigu žinot, Igno dukra su vyru. Ir mes visi susėdom į mašinioką ir atvažiavom. Tiesiog neilgą klajojom. Pagal Juozo Vitkaus Kazimieraičio sūnaus Vytauto apibūdinimą ten, kur knygons, jeigu skaitėt, kas knygo, jeigu rašė. Tai va maždaug pagal tus knygas puslapius iškojom to pusėje. Žmogus, mažas klecas toks buvo. Čia stovėjo malūnus, on Šerkšnis upėlė. Šerkšnis upėlė šitą tekė, kas dar nežinot.
stovėjo malūns. Paskiau čia šitą pradėjo žmonės šnekėti, kad tai pats, tas malūns buvo pats didžiausias, nes šitą buvo bent 5 berods. Vien šalia pėt beveik tai malūną. Čia buvo pats didžiausias. Jeigu čia buvo pats didžiausias, jeigu tai buvo malūns, tai čia vos ne kožną dieną, čia buvo pilna žmonių, sutinkat. Atvažiavo ūkininką, atvežė grūdus, nu tas trubelė jau penks sugės. Aš garsą tefro konus. Čia suvažiaudavo gaspadorė, atveždavo grūdus, vis laikėl pilns keims arklių, visokių gyvulių, žmonių, vakų suvažiaudavo pasidyryti, kas čia daros, kad malūns beld, trat, kažkas tai buvo tep. Sutinkat. Ei, meta! Nu ir aišku, tas kleckėlis šitą viskų jau veizė, jau dėjosi širdį. To suvažiavo šitą visi žmonės, aišku, aplinkinė, ne kokia kinietė, ne amerikona kokie suvažiaudavo, bet vietinė žemaitė. Sutinkat, ne? On smokinos šitą, jėmės į savo širdį visko jau po biškilėlį. Nu, aš tep mėsliai. A jūs mėslėt, ketė? O tu nežinojai ir tu nežinosi, o verkia motulė sena. Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnus tvirti ąžuolai. Išėjo į karą, jūs ginti nuo priešų, aukojos tėvynei šventa. Teikiu šaulių pirmosios kuopos vadą Praną Trakinį. Aš manau, kad reikėtų kalbas baigti, gaila tų kareivių. Jie taip nudušę stoja. Tai trumpai aš noriu tikrai padėkoti svečiams, kurie randa galimybėse ne tik, kad mes pastatom, sutvarkom, bet jiems irgi nėra taip paprastai atvykti, patys matom. Bet į tokius renginius turbūt jie atvyko ir atvyks dar ilgai. O jeigu grįžti prie šios dienos įvykių, tai aš manau, kad šiandien yra mums šauliams ta tokia paminėjimo šventė yra turbūt išskirtinė ir pirmoji. Paprastai mes minim, atidengiam akmenis, paminklus tai žuvusiems. Šiandien, aišku, gerbiamas pulkininkas Juozas Vitkus Kazimieraitis yra žuvęs, bet jisai šioje vietoje gimė. Tai šis paminklas yra, ir ta vieta, ir šios dienos susirinkimas yra iškilmingesnis ir kažkaip tai vis tiek yra lengviau dalyvauti gimtinė ir gimimo proga, negu kad žūties proga. Tai mes džiaugiamės, esam pakylėti. Manau, kad ateityje Žemaitija ir Kaunas bus trumpas kelias, nors dabar yra kalbos tokias, kad Lietuva sumažėjo, galim Lietuvą pervažyti per 3 valandas. Anksčiau, kol buvo gyvas Juozas Vitkus, turbūt Lietuva buvo platesnis, su arkliais važiuodavo ilgai. Tai tiek minčių ir ačiū jums visiems. Tai dabar, kadangi aš esu daugiau linkęs prie ūkiškų reikalų, tai po šios minėjimo prašom visiems kalnelį prie karštos košės, prie arbatos ir prie pabendravimo. Rūkinis. Man teko jaunystėje su Kazimieraičio sūnum Algimantu mokytis Mažeikių gimnazijoje 2007 metais. Ir mišką kirtom, Judeikių miške gimnaziją maldas ruošėm, bet mes tada visai nežinojom, kieno jis sūnus ir jo tėvų nežinojom. Tai čia ekskursijos paveikti. O dabar norėčiau politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus vardu padėkoti Rakiniui už didelis pastangas, darant paminklą, tvarkant aplinką ir važiavimą. Jis turbūt žino labiau, kiek vis tiek pastangų pradėjo ir kiek darbą padaryti. Ir visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems
šioje šventėje. Ir tą pačią progą noriu įteikti Kazimieraičių giminėms standartinį lentelės užrašų čia ilsisi partizanų motina, kuri bus pritvirtinta prie Kazimieraičių motinos Genovaitės Pranytės Plitkienės antkapių Kiršlių kapinėse palaidotai 45 metais. Šitokia lentelė žymimi partizanų motinų kapai visoje Lietuvoje. Tada gal ir įteiksim jums ir jūs čia pritvirtinsite. Gimtinė mama. Noriu pakviesti. Liepa šalia kelio, pravirko motina sena, sūneli, tėvynė tave šaukia, ir vėl laisvas Lietuva. Sūneli, tėvynė tave šaukia, ir vėl laisva bus Lietuva. O jeigu teks man iškeliauti iš šios žemelės mylimos, mergaitė, tu manęs neliūdėki, aš vėl sugrįšiu pas tave. Mergaitė, tu manęs neliūdėki, aš vėl sugrįšiu pas tave. Galėtume tiek patys save, tiek savo šeimas apsaugoti nuo galimų bolševikinių banditų siautėjimų. Išvada. Mes turime visiškai ramiai priimti visus laikinus nepasisekimus ar nusivylimus, kurie turi mus dar labiau įkvėpti lietuviško užsispyrimo mūsų šventoje kovoje. Pasitikint apvaizdos gailestingumu ir teisingumu.